startuoja mano naujausias kursas Kelias į emocinę laisvę. Jeigu žmogus turi emocinę laisvę, jis tada gali turėti jau ir veiksmų laisvę. Jeigu jau tu turi ir emocinę, ir veiksmų laisvę, tu tada gali kalbėti apie finansinės laisvės pasiekimą, apie savirealizacijos laisvę, apie santykiuose laisvę, apie laimingumą gyvenime. Daugelis žmonių mąsto taip, kad jeigu turėsiu pinigų, tada turėsiu laisvę. Jeigu atrasiu mylimą veiklą ir taip toliau, tada būsiu laisvas ir laimingas. Bet žiūrėkit, daugelis iš jūsų jūs mąstote visiškai ne iš to galo. Jeigu tu neturi emocinės laisvės ir veiksmų laisvės, tau net idėjos neateis, ką tu gali daryti. Tu net nedarysi veiksmų, kurie vestų tave į finansinę laisvę. Kodėl? Todėl, kad tu turėsi velniškus, stiprius vidinius stabdžius. Ir mano tikslas va šitam kurse Kelias į emocinę laisvę, tai yra išlaisvinti jūs, kad jūs būtumėt laisvesni, kad turėtumėt daugiau idėjų, kad daugiau kūrybingumo, kad eliminuoti jūsų įsitikinimus, tai kas jūs viduje riboja, visus stabdžius, kad mes galėtume išjungti, kad jūs galėtumėt laisviau pradėti veikti. O tada, kai turi ir emocinę laisvę, ir veiksmų laisvę, tada tu gali jau siekti visai kitų dalykų. Ir finansinės laisvės, savirealizacijos laisvės, to, ko tu nori gyvenime. Tai jeigu tu nori to išmokti, iš ankstinė registracija už pačią mažiausią kainą, nuorodą pačioje, paspausk nuorodą ir būsi tas pirmas, kurį išmokysiu pasiekti tą emocinę ir veiksmų laisvę. Kai žmogus tai pajunta, jis tada supranta, kad tai yra dažniausiai didžiausia dovana, kokią žmogus galėjo gauti iš manęs.